Ko panacėja, skaitmenizacija yra tiesiog pagrindas daryti greičiau, kartais paprasčiau. Tai vienas iš tų svarbiausių turbūt yra Vilniaus verslo fondas, kuris padėtų Vilniečiams, tie, kurie pradeda verslus, arba tos verslus turi su trūkumais, arba bankai jų nepadeda finansuoti. Tai visų pirma, Vilnius viename delne, duomenų centras ir trečias yra Vilniaus verslo fondas. Ačiū, Valdai, už klausimą. Ačiū. Keliaujam toliau. Trečioji pora. Tomas Vytautas Raskevičius ir Eglė Radvilė. Eglė, jūsų klausimas Tomai. Pagal vėl. 2020 metais mūsų meras Remigijus Šimašius priėmė sprendimą supilti paplūdimį Lukiškių aikštėje ir taip supriešino mūsų visuomenę. Ir kartu pademonstravo tam tikrą aroganciją ir negebėjimą tartis, kuri privedė prie situacijos, kad Vilnius prarado Lukiškių aikštę. Tai reiškia, kad Seimas atėmė Lukiškių aikštę iš Vilniaus ir perdavė jį genocido ir aukų muziejui. Tomai, ką darysite, kad atsiimtumėte šitą aikštę ir kaip galite ištaisyti savo partijos narą, kolegos padarytą žingsnį? Ačiū Radvilė už klausimą. Kalbant apie Vilniaus viešasias erdves ir jose statomus atminties objektus, aš labai norėčiau, kad mes statytume ne stabus ideologijoms, o statytume tuos objektus, kurie žmonės įkvėptų, o nejaustų verstis mažais ir nereikšmingais. Ir nesvarbu, apie ką mes kalbėtume. Ar kalbėtume apie Smetonos paminklą, ar Labašausko kalvelę Lukiškių aikštėje, šitas principas turi įpaminklinti Vilniaus viešasias erdves. Manau, kad Lukiškių aikštės pliažas nebuvo klaida. Manau, tai buvo labai aiškus parodymas, kad tie siaubingi dalykai, kurie vyko kitoje gatvės pusėje, mes juos atlaikėm, mes laimėjom. Ir geriausias parodymas to, kad mes kitoje pusėje esančioje viešoje erdvėje galim